Labas vakaras, gerbėmiai. Prieš savaitę sukonstravau šį drėgmės vazonuose matavimo prietaisą ir jau išsiaiškinau keletą dalykų, kurie veikia ne taip, kaip planavau. Su pirma, tai saulės baterija nekrauna, o iškraudinėja baterijas. Pagal grafikus matyti, kad visą naktį šis prietaisas veikia, o ryte kaip pakyla saulė, jisai staiga išsikrauna. Antras punktas būtų tai, kad pakeisti baterijas reikia viską išardyti, baterijas galvoj reikia stėti iš apačios. Per savaitę nuo lietaus spėjo surūdyti šis jungtukas, manau reikia pašalinti iš vis. Ir kai parsinešiau jį namo, jame gyveno 2 skeltanagiai. Taip pat noriu pamatuoti minimalią įtampą, nuo kurios veikia ESP32, nes ant šitų laidų ir kontaktėlių nukrenta keli šimtai milivoltų. Noriu žinoti tiksliai, kiek reikia įtampos, kad jisai prisijungtų prie Wi-Fi'aus. Pradėkime nuo saulės baterijos. Taigi, prijungiu testerį tarp DC-DC keitiklio ir baterijų. Ir jisai rodo 2,6 volto. Dabar pašvietus į saulės bateriją, įtampa nekrenta. O prieš tai krito. Saulės baterija prijungta prie DC-DC keitiklio, DC-DC keitiklis prijungtas prie akumuliatorių. Ir dabar matau įtampą ant DC-DC išėjimo. Turim 2,6 volto. Dabar, pašvietus į saulės bateriją, įtampa turėtų pakilti. Bet jinai kažkodėl tik tai krenta. Pabandykim prijungti oscillografą ir pažiūrėkim, kodėl. Štai ką mes turime, saulės baterijos įtampa šiek tiek daugiau nei 2 voltai, baterijų įtampa 2,6 maždaug. Ir kai mes duodame šviesos, saulės baterijos įtampa kyla iki 7 voltų, jis bando įjungti maitinimo šaltinį. Maitinimo šaltinis tarsi įsijungia, bet maitinimo šaltinio įtampa nukrenta iki 2,2 volto. Maitinimo šaltinis nepasileidžia ir naudoja baterijų energiją. Ši schema yra ne visai gera, nes krauti 2 baterijas 3,3 volto įtampą yra šiek tiek per daug. Galvau, veiks ir taip, įdėsiu paprastą rezistorių keliasdešimties ohmų ir pažiūrėsim, ar tai padės. Dabar tarp maitinimo šaltinio ir baterijų įdėjau 100 ohmų rezistorių. Pažiūrėkime, ar situacija pasikeis. Taip, ką mes turime? Pradėjo veikti. Reiškia, maitinimo šaltinis nebeperkraunamas ir nebėra to keisto pulsavimo. Pirmą problemą išsprendėme. Dabar pasidarykime setupą, kuriuo mes patestuosime, nuo kokios įtampos pasileidžia ESP. Šitą lituoklį skaičiuoja savo paskutinės dienas. Parašiau mažą programėlę, kuri prisijungia prie Wi-Fi'aus ir kai prisijungiau, įsijungia LED'as pusė sekundės. Surinkau štai tokį setupą. Mikrokontroleris maitinasi iš powerbanko, o įtampą matuoju nuo 2 GPIO pinų, testerių ir oscillografų. Dabar paduodu 3,3 volto ir matau, kad įtampos kritimai yra iki 1,6 volto daugmaž. Pabandykime užkabinti kondensatorių. Man paskui atsibosta tai žiūrėti. Užkabinau ant maitinimo kojų 2 kondensatorius 100 nano ir 480 mikro. Ir visiškai nieko nepasikeitė. Padavus 2,7 volto jisai bando pasileisti, o nuo 2,8 volto veikia. Surinkau štai tokią grandinę. SP mikrokontroleris maitinasi nuo reguliuojamo maitinimo šaltinio, porą kondensatorių 100 nano ir 470 mikro, o įtampą matuoju ant 2 GPIO pinų, vienam duodu high, kitam low. Testoriui matau tiksliai įtampą ir oscillografę matau ripple. Ir matosi, kad mažiausia įtampa, nuo kurios pas mane pradėjo veikti, yra 2,8 volto ir ripplas krenta iki 1,5 volto. Reiškia, gaunasi 2 baterijų neužteks šitam prietaisui maitinti. Reikia dėti 3. Spausdinau naują dėželę. Iš apačios dabar sudėtos baterijos.
Viduj elektronika. Galim viską surinkti ir einu į lauką, pajungsiu ir žiūrėsime, kaip veikia dabar. Atnaujinau schemą ir kėliau savo blogą. Padariau savo pirmąjį GitHub commitą ir testuosiu šį sėdį toliau.